Sveiki visi. Šiandien sveikinasi iš Malaizijos sostinės Kuala Lumpūro. Sėdžiu dabar viešbučio terasoje ir kviečiu visus į ekskursiją po miestą. Susipažinsim ir pasižiūrėsim, kaip atrodo Malaizijos sostinė. Esu apsistojęs Chinatown'e, kitaip dar kiniečių miestelį. Tai vienas iš tokių turistinių miesto rajonų, tai iškart išėjęs iš viešbučio jau pasitinka miesto judesys. Beje, ten matosi aukščiausias pastatas Malaizijoje, apie jį vėliau papasakosiu šiek tiek plačiau. Kalbant apie klimatą bei orą Malaizijai, tai turbūt geriausia būtų įvardinti 3 žodžiais: karšta, drėgna ir lietinga. Žodžiu, klimatas, kadangi šalis randasi netoli pusiaujo, čia yra pusiaujo tropinis klimatas ir ištisus metus temperatūra dienomis būna apie 30, virš 30, naktimis apie 25 ir lietus lyja visus metus. Tarkim, lapkritis skaitosi labiau lietingas mėnuo, bet visais mėnesiais tų kritulių iškrenta pakankamai nemažai. Ir drėgmė pakankamai irgi aukšta. Prieinam indišką šventyklą. Ironiškai esam Chinatown'e. Ir štai indiška šventykla, beje, jinai yra seniausia mieste, statyta 19 amžiaus pabaigoje. Bandysim patekti į vidų ir pasižiūrėti, kaip viskas atrodo iš vidaus. Iškart nurodymas, kad į šventyklą neleidžia su batais, reikės batus nusiauti. Čia stovi eilė turistų. Čia, žodžiu, reikia palikti batus saugomai. Saugojimo kaina 20 vietinių centų. Just one. Įeiname į seniausią veikiančią hinduistų šventyklą Malaizijoje, įkurtą 1873 metais turtingo tamilo verslininko. Įdomu tai, kad iš pradžių ji buvo tik privati šeimos šventovė. Viešumai duris atvėrė tik praėjus 50 metų, 20 amžiaus 3-ame dešimtmetyje. Šventykla skirta deivei Mariaman. Jos vardas kilęs iš žodžių Mari, kas reiškia lietus, ir Aman – motina. Ji laikoma lietaus motina, vaisingumo ir gerovės deive, o daugelis tamilų taip pat garbina ją kaip keliaujančiųjų globėją. Sienos ir lubos nusakstytos ryškiaspalvėmis freskomis bei skulptūromis. Pietų Indijos dravidų architektūros stiliumi, kur kiekvienas paviršius tarsi gyvas. Dabar jau laikas papusryčiauti, tai eisim kažką užkasti ir kavos atsigerti. Malaizijai daug kur populiarūs tokie piešiniai ant namų, ant pastatų, gatvės menas. Ir sakyčiau, labai gražiai žiūrisi, gražina miestą. Ir čia tokia labai simpatiška gatvelė. Tokia šalutinė labiau Chinatown'e. Ir mes eisim papusryčiauti į šitą kavinę. Turim štai tokius kuklius pusryčius. Turim sumuštinį, čia viduje saldus kremas ir sviestas, pusiau virtas kiaušinis, kas yra populiarus dalykas Malaizijoje. Ir čia įdomus gėrimas. Čia šio sezono mano atradimas Malaizijoje yra kavos ir arbatos miksas. Žodžiu, kava sumaišyta su juoda arbata ir pavadinimas šito gėrimo yra cham. Tai toks pakankamai stiprus, nes kofeinas tiek iš ten ateina, bet labai gerai, kai norisi prabūsti ar tiesiog kai trūksta energijos. Galima, žinoma, ir karštą versiją rinktis, bet kažkaip kai karšta, tai net šaltas čiamas šitas net skaniau gaunasi. Tai ką, skanaus visiems. Pusryčiai kainavo 14 vietinių pinigų,
vietinė valiuta Malaizijai vadinasi ringitas ir 1 euras yra maždaug 4,70 ringito. Tai grubiai tas kainas reikia dalinti iš 5, tai 14 ringito plus minus apie 3 eurus gaunasi už pusryčius. Kainos iš tikro negazdina Malaizijai, aišku, yra diapazonas, gali būti nuo labai pigų iki labai brangų, bet jeigu taip apie vidutinės kainas, tai tikrai nėra brangu, ypatingai lyginant su Lietuva. Šitas kainas gal taip greit nekyla kaip pas mus. Dabar eisiu į vieną vietą, kuri garsėja gatvės menu. Tai bus dar šitam pačiam rajone, Chinatown'e. Iki jos gal 5 ar 10 minučių pėstute į kitas vietas. Šiaip kalbant apie pačią Malaiziją, jeigu lyginant su kitomis regiono šalimis pietryčių Azijos, tai čia, sakyčiau, pakankamai civilizuota, yra viena iš labiausiai civilizuotų, nes pasižiūrėkit, ir gatvės pakankamai švarios, ir mašinos modernios, dangoraižiai. Nu, toks normalus, civilizuotas miestas. Aišku, žmonių nemažai, nes iš viso skaičiuojama, kad metropolitene gyvena apie 9 milijonus gyventojų. Bet šiaip nėra to tokio chaoso kaip kitose kaimininėse šalyse. Šiaip, kad suprasti Malaiziją, tai turbūt reikėtų šiek tiek įsigilinti į šalies istoriją bei į tautinę sudėtį. Malaizija kelis šimtmečius buvo europiečių kolonija. Pradžiai čia dalį šalies valdė Portugalai, po to Olandai ir po to jau atėjo Britai. Tai Britai iš europiečių ilgiausiai valdė šalį. Apie 170 metų Britai valdė Malaiziją nuo 18 amžiaus iki pat Malaizijos nepriklausomybės, kuri buvo paskelbta 1957 metais. Tai ši Britų valdžia buvo 171 metai, tik tai keli metai, galima sakyti, iškrito, nes Japonija per Antrą pasaulinį karą buvo okupavus Malaiziją. Malaizija yra daugiatautė šalis. Didžiausios tautinės grupės yra malajai, kiniečiai bei indai. Jeigu tai procentaliai, tai malajai ir kitos vietinės gentis sudaro apie 70% gyventojų. Kiniečiai sudaro 22-23% plus minus, o indai 6-7%. Nu ir ten iki procento visos kitos tautos, kurios nebuvo paminėtas prieš tai. Taigi, istorija dėl kinų ir indų, tai pagrindė juos, pavadinkim, taip atvežė Britai, nes malai bent jau anksčiau pagrindė jie buvo fermeriai, ūkininkai bei žvejai. Ir kai Britam prireikė darbo rankų, jie tada pradėjo vežtis žmonės iš Kinijos bei Indijos. Kiniečius pagrindė vežė į alavo gamyklas, išpopuliarėjo alavo kasyba. 19 amžiuje čia Malaizijoje ir kiniečiai darbavosi ten, kur apsimoka, pavadinkim taip, kur yra pinigų, tai jie dirbdavo alavo kasyklose, nes ten geri pelnai, taip pat prekyboje, uostose ir panašiai. Na, o indam liko visi sunkus darbai, tai jie statė geležinkelius ir taip pat dirbo kaučiuko fermose, kaučiuko gumos. Būtent dėl šios priežasties, net ir maisto prasme, čia visiškas miksas, galima rasti skirtingų virtuvių, praktiškai ant kiekvieno kampo tiek malajų patiekalų, tiek kinietiškų, tiek indiškų, ir nors indų tik 6-7%, bet panašu, kad jų įtaka bent jau maiste labai didelė, nes daugelis patiekalų panašu, kad tapo kasdieniniu maistu net ir malajams. Panašu, kad čia ta gatvė, kurios mes ieškam. Matosi visur marga, daug gražių piešinių. Net sakyčiau, net per margą akis raibsta. Malaysia best street art, and then you can find a mirror and so many mural painting. Yes, Malaysia is the best. I agree. Oh, let's go. Where are you from? From Lithuania. Lithuania.
Štai šitas sutiktas gatvės menininkas pasirodo žino Lietuvą, kas šituose kraštuose jau yra didelis pasiekimas. Bandė net atspėti mūsų vėliavos spalvas. Dar papasako, kad nemažai piešinių ant sienų yra būtent jo ir kad ten yra jo autoportretas. Vėliau parodė savo Instagramo vardą ir pokalbio gale net davė dovanų Pokemono kortelę. Nežinau, ką aš su ją darysiu, bet kažkaip nebandagu buvo nepaimti. Tai va, štai taip atrodo gatvės menas. Nežinau, kiek tiesos, kiek ne, bet tas sutiktas. Hello. Say hello. Hello. Where are you from? Delhi. Delhi? India? Okay. Enjoy Kuala Lumpur. Šiaip žmonės draugiški. Tas sutiktas žmogus, jis menininkas, nežinau, pagal jį čia jo piešiniai, daugelis šitų piešinių ant sienos yra jo. Tai nežinau, kiek tiesos. Tai čia to gatvės meno yra ir daugiau, skirtingose gatvėse. Vienur daugiau, kitur mažiau. Tai vaizdelis su šiukšliam ne pats geriausias, bet didelis miestas, tai turbūt nėra taip paprasta viską kontroliuoti, žmonių daug ir šiukšlina. Gatvės vis tiek pakankamai švarios. Smagus rajonas, gražus piešiniai. Toks menininko, hipsterio, sakyčiau, gal net ne hipsterio, bet šiaip menininko. Kažkas norėtų į tokią jaukią kavinukę spalvotą. O čia vienas netikėčiausių Kuala Lumpūro kampelių, pavadintas Kwai Chai Hong, kas iš kantoniečių kalbos reiškia mažųjų vaiduoklių alėja. Šis siauras skersgatvis dešimtmečius stovėjo apleistas ir pamirštas, kol vietinė verslininkė nusprendė jį atgaivinti. Atrestauravo 10 senų parduotuvių pastatų ir pakvietė menininkus perkurti alėją į laiko kapsulę, grąžinančią mus į 1960-uosius, kai čia klestėjo kinų kvartalo gyvenimas. Kiekviena freska čia tarsi langas į praeitį. Moterys kabinančios skalbinius tarp balkonų, vaikai žaidžiantis gatvėje, prekeiviai siūlantis savo prekes. Viena mėgstamiausių turistų freskų – milžiniška mergaitė, žvelgianti į praeivius virš vieno iš parduotuvių langų. Šiandien ši alėja tapo viena populiariausių Instagramo vietų visame mieste, bet tuo pat metu ji išliko nuoširdi pagarba tų, kurie čia gyveno prieš pusę amžiaus. Kaip ir dažnai būna turistinėse vietose, raginimas saugotis kišenvagių. Man už nugaros aukščiausias ne tik Kuala Lumpūro, bet ir Malaizijos pastatas. Dangoraižis vadinasi Merdeka 118. Merdeka reiškia nepriklausomybė vietinė kalba. 118 tai yra aukštų skaičius. Pastatas pastatytas 2023 metais ir šiuo metu tai yra antras pagal aukštį dangoraižis pasaulyje ir nusileidžia tik tai Burj Khalifai Dubajuje. Aukštis 679 metrai. 115-116 aukštose turėtų būti apžvalgos aikštelė, bet jinai vis dar neatidaryta. Kol kas prognozuoja, kad šių metų, tai yra 26 metų antroj pusėje turėtų atsidaryti. Kai bus, pamatysim. Kai žiūri iš apačios, tai galvą jau reikia taip stipriai užlenkti. Va toks tas pastatas ir jisai matomas praktiškai iš bet kur mieste dėl savo dydžio. Dangoraižiai labai gražus Kuala Lumpūre. Va ir čia matosi Kuala Lumpūro bokštas, ten toliau matosi garsieji bokštai dvyniai, Twin Towers, turbūt aplamai pagrindinė, labiausiai atpažįstama vieta mieste. Čia bendram vaizdui, kaip atrodo gatvės maistas Malaizijoje. Daug visokių mėsų, šašlykų, aštunkojų.
Žodžiu, maisto visur, ir vaisių, ir koldūnų, ir ko tik nerasi. Šis pastatas priešais jūs kažkada buvo populiarus kino teatras. Praeito šimtmečio apie 40-50 metus pradėjo veikti. Dabar čia turi būti populiarus knygynas, kurio mes ir eisime ieškoti. Vietos istorija dramatiška. Teatras degė gaisre 1972 metais, buvo atstatytas, o galiausiai visiškai uždarytas po dar vieno gaisro 2002. Dešimtmečius pastatas stovėjo tuščias, kol vietiniai entuziastai jį prikėlė naujam gyvenimui kaip kūrybinį ir kultūrinį centrą. Dabar čia veikia kavinės, meno instaliacijos, renginių erdvės, bet tikroji žvaigždė yra antrame aukšte įsikūręs knygynas, pastatytas ten, kur kadaise buvo pirmos klasės kino žiūrovų vietos. Šis knygynas tikras labirintas. Daugiau nei 80 000 knygų sustatyta ant grindų iki lubų siekiančių lentynų, kurios vingiuoja, sukasi ir veda per paslėptus kampus bei siauras perėjas. Architektai sąmoningai paliko senosios kino salės detalės, sudužusias grindų plyteles, senus turėklus, apšviestus per jungiklius, todėl vaikštant čia vis dar jauti, kad esi buvusiame kino teatre, tik dabar apsuptas knygų vietoj ekranų. Viena vieta ypač garsi, vadinamasis $1 million shot. Kampas, kur lentynos apšviesas taip, kad atrodo lyg šviečiančios iš vidaus. Būtent dėl to ši vieta tapo viena labiausiai fotografuojamų vietų visame Kuala Lumpūre. Įsivaizduotumėt, kaip atrodo eismas Kuala Lumpūre. Kartais atrodo, kad pėsčiajam arba važiuoti su metro yra daug greičiau ir paprasčiau negu vairuoti. Priėjau prie žinomiausią pastatą ne tik mieste, šalyje, bet gal ir visam regione. Petronas bokšto dvynių. 452 metrai, 2 bokštai, 88 aukštų pastatas. 42 aukšte yra susijungimas toks kaip tiltas tarp abiejų pastatų. Beje, kai pastatytas šitas dangoraižis 1998 metais, tai buvo aukščiausias dangoraižis pasaulyje iki 2004 metų, kai juos aplenkė taivaniečiai su Taipei 101 pastatu. Dangoraižyje yra įsikūrus Petronas kompanijos būstinė, tai valstybinė Malaizijos naftos ir dujų kompanija. Taip pat yra prekybos centras, įsikūrė Surija KLCC vadinasi, ir taip pat kitų įmonių irgi yra ofisai įsikūrę. Aplink pastatą visada sukasi daug žmonių, visi nori įamžinti miesto simbolį. Čia galima sutikti ir nemažai vietinių fotografų, kurie fotografuoja už pinigus. Nežinau, dabar aš jau nematau, bet jau visada būna. Dar pamiršau paminėti, kad 86 aukšte, tai praktiškai pačiam viršutiniam aukšte, yra apžvalgos aikštelė. Šitam dangoraižyje. Fotografas už mano nugaros, kuris fotografuoja už pinigus. Aplinkui bokštas dvynis ir šiaip yra pakankamai gražių dangoraižių aplinkui. Tokie va dangoraižių panorama. Už bokšto dvynių dangoraižio yra parkas miesto. Mes dabar į jį einame. Taip, kad šiuo metu einam palei šoną pastatą, palei prekybos centrą. Ir pasieksime parką visai netrukus. Štai ir parkas jau prasideda. Matom, fontanai veikia. Fontanai būna ir vakare, tada vaizdas net gražesnis, nes Petronas bokštai šviečia, tada naktį būna apšviesti sutemus. Ir dar geresnis vaizdas būna. Šiaip jaukus parkas miesto širdyje. Yra ir žalumos, yra ir tiltas. Aplinkui vaizdai štai tokie. Šita vieta man net kažkiek primena Dubajų prie Burj Khalifos.
Ten irgi prie dangoraižio yra fontanai. Tai tokia panašia atmosfera, panašus principas gaunasi. Dangoraižis žymiausias, fontanai. Nu ir čia dar ir parkas yra. Dabar šiek tiek prasėsim pro parką dienos metu, bet mes jį dar grįšime vakare. Parodysiu jums, kaip atrodo vaizdas sutemus, kai viskas apšviesta, kaip tada fontanai atrodo. Šiaip gražus dalykas. Žaluma, aplinkui dangoraižiai. Tokia gaunasi jauki vieta net ir pasivaikščioti. Gražus, žodžiu, miesto parkas. Parke štai yra ir toks dirbtinis krioklys, pavadinkim taip, ir baseinas. Na, baseinas pagrinde vaikams, bet vis tiek smagi vieta atsigaivinti, kadangi visus metus būna karšta, tai pats tas. Va kaip vietiniai gyvena džiunglėse, tarp bananų ir kokoso medžio ir dangoraižių panoramos aplinkui. Laikas dabar išgerti kavos ir radau savo mėgstamą vietnamietiškos kavos kavinių tinklą. Coffee Saigon vadinasi. Išgėrus kavos turbūt reiktų paminėti, kad tiem, kas vyksite į Malaiziją, turėkite omeny, kad čia labai saldu. Tai žodžiu, perkant kavą, nesvarbu, šalta, karšta, bent jau visokiose vietinėse tinkluose, vietinėse kavinėse, tai turėkite omeny, kad jinai bus labai saldi. Nepaprašius mažiau cukraus, tai įsivaizduokit, kad saldumas bus panašus, kaip gertumėt su 4-5 arbatiniais šaukšteliais cukraus. Jeigu paprašysit mažiau cukraus, nu tada kaip pasiseks, bet tai toks atitikmo būtų, bent jau pagal jausmą panašiai kaip 2-3 šaukšteliai cukraus būtų. Kartais pakenčiama, bet kartais ir tai atrodo per saldu, net jeigu ir paprašai mažiau cukraus. Bandžiau įsiaiškinti, iš kur visą tai atėjo. Tai čia kultūriniai dalykai yra. Ilgą laiką Malaizijoje saldumas buvo tapatinamas su skaniu maistu. Taip pat valstybė dotavo kondensuotą pieną ir cukrų. Jis buvo pigus ir lengvai prieinamas. Na, bet paskutiniais metais jau vyriausybė, kiek skaičiau, ragina už žmonės vartoti mažiau cukraus, nes prasideda problema su nutukimu ir antro tipo diabetu. Prie gero žodžio nepriveda. Atėjau į įdomų miesto rajoną, pasižiūrėkit visur aplinkui dangoraižiai ir bokštai dvyniai. O čia aplinkui pasižiūrėjus toks jausmas, kai būtum kaime. Gyvenamieji namai, daug medinių namų. Tai šitas neeilinis rajonas vadinasi Kampong Baru, kas išvertus iš malajų kalbos reikštų naujas kaimas. Taigi šito rajono istorija yra tokia, kad 1899 metais vietinis sultonas ir britų valdžia leido vietiniams malajų bendruomenėms įkurti gyvenvietę ir kad jie galėtų verstis žemdirbystę, išlaikyti savo bendruomenę ir kad galėtų gyventi tą tradicinį gyvenimą, kokį jie gyveno kaimuose ir išlaikyti tą tradicinį gyvenimo būdą sparčiai augančiame mieste. Vilniečiams tai galėčiau sulyginti šitą rajoną su Šnipiškėm. Žodžiu, Kuala Lumpūras Šnipiškės. Mediniai namukai apsupti dangoraižio. Stilius toksai. Tokie va namai aplinkui, žmonės patriotiški, kabo Malaizijos vėliavos.
Malaizijos ir čia turbūt dar kažkokia, ar tai regiono, ar miesto, ar rajono kažkokia dar vėliava. Va kokie vaizdai. Ir bokštai dvini. Ir aukščiausias pastatas Merdeka 118, žiūrėkit kaip šviečia. Nu, gražu. Kamera žinoma neperteiks to grožio, kokį akis mato, bet tikiuosi nors mažą dalelę galėsiu jum perteikti. Čia vienas iš tokių žinomesnių namų rajone. Tai va toks grinai tradicinis, medinis, mėlynas namukas. Gaila, kad jau sutemo, pačio namo gal perteikti nepavyks, bet pasižiūrėkit, kaip viskas atrodo už jo. Kokosmedis, dangoraižiai, mediniai namukai visur aplinkui, bananmedis. Čia bananai auga, iš tikrųjų, jie dar žali, bet va, pasižiūrėkit. Bananai. Hello. Atėjau laikas pavalgyti. Jeigu reikėtų išrinkti vieną tokį patį tradiciškiausią patiekalą Malaizijoje, tai sakyčiau, tai būtų nasi lemak. Nasi reiškia ryžiai, o lemak reiškia riebus. Taip kad eisim ieškoti tų riebių ryžių, tada parodysiu, kaip viskas atrodo ir kodėl toks pavadinimas gavosi. Priejau aktyvesnę rajono dalį. Čia jau matosi daug maisto pasirinkimų. Naktinis turgus panašu, kad šviečia ten tolumoje. Kas man Malaizijoje ir šiaip daugelį Azijos šalių patinka, tai tas gyvumas vakare ypatingai. Išeini į miestą, žmonių daug, visi valgo kažkur, kultūrinasi, leidžia laiką lauke, ko Europoje jau daugelį šalių trūksta. Čia žinoma ir kainas visai kitas. Tarkim, tu gali išgyventi net nesigamindamas namie, gali visą laiką tiesiog valgyti kažkur ne namie, tik tai čia vėl yra vienas klausimas dėl sveikatos. Ar tai bus visą laiką sveikas maistas, vat klausimas, nes tu niekad negali kontroliuoti. Kokie malėjai viskas daroma, kiek dedama cukraus ir panašiai, bet taip gali funkcionuoti 100%, tiesiog nesigamindamas ir tas jaučiasi Azijai. Miestas gyvas, rajonai gyvi, žmonių visur pakankamai. Priejau vakarienės vietą. Šitą vietą man rekomendavo dirbtinis intelektas kaip vieną iš geriausių vietų, vat būtent paragauti nasi lemak Kuala Lumpūre. Įvertinsim adekvatumą dirbtinio intelekto. Tai va, panašu, kad visi valgo tą nasi lemak čia, tik tai su skirtingais ingredientais. Ta, ką galima pasirinkti. Tai va, štai taip atrodo tas tradicinis nasi lemak arba riebus ryžiai. Tai visada jose būna ryžiai, kurie virti kokosų piene. Būna ančiuviai arba džiovinta žuvis. Agurkas dažnai būna, čia padažas, jis paprastai būna aštrus. Nu, tarkim, kaip mano atveju vištiena ar jautiena, ar tiesiog keptas kiaušinis jau būna pasirinktinai variantas. Taigi, pažodžiu, kaip ir minėjau, riebus ryžiai reiškia, bet pagrindė esmė ir prasmė to pavadinimo yra, kad sotus ryžiai arba kreminiai ryžiai. Ir vėlgi istorija sako, kad šitas patiekalas atsirado visai netikėtai, kai viena šeimininkė tiesiog per klaidą įpylė beverdant ryžius kokosų pieno. Na, taip ir gimė šitas patiekalas. Ir čia turime dar imbierinę arbatą šaltą. Kaip visada prašiau su mažiau cukraus, čia irgi populiarus gėrimas ir pakankamai skanus. Nu, vis tiek pakankamai saldu, bet jeigu būčiau neprašęs mažiau cukraus, tai išvis būtų sirupas. Priešais jūsų akis Salomo tiltas. Tai tiltas, kuris jungia vietinės Šnipiškės su Dangoraižių rajonu. Nu, dieną tiltas kaip tiltas, bet vakare jisai nušvinta gražiomis spalvomis. Tas spalvos nuolat kaitaliojasi.
Štai taip dangoraižiai atrodo vakare, apšviesti. Jie įsižiebė jau nusileidus saulei, sutemus ir iki 11:30 jie būna apšviesti, o po to išjungia šviesas, matyt taupo elektros energiją, jau prieš vidurnaktį išjungia. Štai taip atrodo fontanas vakare. Šou visiškai nemokamas, jis vyksta kiekvieną vakarą po kelis kartus. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų pasimatymų.